čia turime šių metų naujienas. Tai yra naujieji Husqvarna Automover 305 NR ir 405X NR. Abu šie modeliai gali dirbti su laidinė instaliacija, tiek belaidė instaliacija. Belaidė instaliacijai yra reikalinga papildoma įranga, tai yra referencinė stotelė ir EPOS modulis, kuris statosi į patį robotą. Darbinis plotas, važiuojant chaotiniu būdu pjaunant, yra iki 6 arų. Sisteminiu būdu, kai robotas važiuoja linijomis, galima prižiūrėti iki 9 arų sklipus. Žinoma, sisteminis važiavimas yra galimas tik tai su belaidė instaliacija. Abu šie modeliai turi krašto nupjovimo funkciją, tai maksimaliai arti pripjauna prie tvoros, prie kitų vejos kraštų. Pagrindiniai šių modelių skirtumai yra, kad X serijos robotas, tai 405X NR, turi priekyje radarą, kurio pagalba jis aptinka ir apvažiuoja kliūtis, kaip pavyzdžiui numestus daiktus, o 305 į numestus daiktus reaguoja tiesiog į juos atsiremdamas ir pakeisdamas kryptį apvažiuodamas. Taip pat X serijos robotai, jie turi mobilų internetą, tai reiškia, kad valdymas telefone yra mobilaus interneto pagalba ir jūs tiesiog, būdami bet kur už sklypo ribų, visada galėtumėte turėti roboto valdymą, tai yra jį valdyti, stebėti, gauti iš jo informaciją ir visada matytumėt roboto buvimo vietą. Tuo tarpu 305 NR, jis turi valdymui su telefonu Bluetooth ryšį ir Wi-Fi ryšį. Tai reiškia, jeigu jūsų namuose kieme yra geras Wi-Fi ryšys, tai iš esmės jisai irgi tą patį valdymą turi. Tik tai skirtumas tas, kad išnešus iš sklypo, iš Wi-Fi zonos, jūs nematysit roboto buvimo vietą, su X serijos robotu matysite jį visada. Taip pat X serija išsiskiria guminiu bamperiu priekyje, 305E jo neturi, yra plastikinis bamperis ir LED žibintai priekyje, kas iš esmės pjovimo rezultatų nekeičia, bet atrodo tikrai gražiai.